Darželinukų tėvai aklavietėje. Nori vaiką maitinti sveikai, maitink namuose. O darželėje turi būti valdiška tvarka. Su šia problema, sako susidūrusi darželinuko mama Justina Valionė. Taip pat mūsų studijoje ir Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys. Labas vakaras. Sveiki. Jūs atsinešite vaišių. Gal jūs galite paaiškinti, kas čia yra tose lėkštėse ir kodėl jūs tą maistą čia atnešėte? Mes atsinešėme parodyti, kaip atrodo dabartinė, reiškia, maždaug pagal Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos sudarytas rekomendacijas ir pagal kaloringumą sudarytas valgiaraštis. Tai va čia yra saldus blineliai, dar saldaus džemo. Čia dar trūksta saldžios stiklinės arbatos. Nes toksai meniu, kuris sudarytas pagal kaloringumą, jisai praktiškai leidžia įmonėms, kurios dalyvauja konkursuose, pasiūlyti pigiausią kainą ir paskui tą kaloringumą pritempti, tokiais pagal saldumą, pagal riebumą, čia tikrai nebus sviesto, čia bus koks sviesto mišinys, dar čia viršaus uždės grietinės mišinį ir tą kaloringumą padarys. O čia yra lėkštė, rekomendacinė lėkštė, kurią rekomenduoja Pasaulinė sveikatos organizacija, kiek vaikas turėtų suvalgyti daržovių per dieną, ne iš karto be abejo, per 5 kartus maitinimo mažiausiai, čia yra 400 gramų. Tai mūsų rekomendacijos, kurios yra tokios posovietinės, užsilikusios nuo sovietinių laikų, yra turbūt 4 kartus mažesnės. Tai štai atnešėm parodyti, kad būtų akivaizdu, kuo mūsų vaikai darželiuose yra maitinami, ko jie negauna. Tai aš nesakau, kad reikia maitinti vien daržovėmis, bet jos turi būti, šita visa lėkštė turi per dieną būti įkomponuota į maistą, o pas mus to nėra. Atrodytų nėra sudėtinga. Jeigu esu mama, galiu nueiti pas darželio direktorių ir ko gero susitarti, kad norėčiau, kad mano vaikas gautų tą pomidoro skiltelę ir agurką. Kur yra kliūtys? Jūs turbūt žinote, jūs perėjote tos kryžiaus kelius, bandėte steigti ir įsteigėte darželį, ar ne? Dabar tai nebėra verslas, kuriuo užsiimate. Kas tai yra? Privačiuose darželiuose tėvai gali klausti, gali prašyti, jie turi daugiau drąsos, nes apmoka didžiulius pinigus, o valstybinėse darželiuose to nėra. Tėvai absoliučiai neturi jokios teisės sakyti, turi tik tai teisę tam tikrus produktus išbraukti iš meniu, kurie jam netinka, bet tik tai tam tikrus pagal reikalavimą. O iš principo tai jokios teisės tėvai neturi. Tai darželėje privačiam yra kai kuriuose yra laisvė tėvam ir tvirtinama su tėvų žinia ir pritarimu. O valstybinėse taip nėra. Yra labai maža dalis tėvų, kurie nori domėtis sveika mityba vaikų, savo galų gale, ir jie nekelia to klausimo. Tiesiog jam yra gerai, kad jie apskritai gauna, bent jau Vilniuje, kad gauna darželį. Ir tada nebesidomi jau net, ką jie valgo. Baisu klausti, baisu, kad prarasti vietą. Tai yra labai blogai, nes štai mūsų kaip tik ir Žaliųjų partijos sveikatos apsaugos komitetas ištyrė pagal ekspertų duomenis kraujo laboratorijų vaikų mėginius ir ten surado tikrai nerimą keliančių dalykų. Pavyzdžiui, 83% vaikų kraujoje matosi, kad jiems trūksta vitamino D. Tai yra tas vitaminas, kuris padeda formuotis kaulams, dantims. 29% vaikų trūksta mikroelementų, tai yra natrio, kalio, kalcio, tai irgi visiškai būtini augimui elementai. 3% vaikų padidintas cukraus kiekis, kas 5 vaikui padidintas skydliaukė. Tai įsivaizduojat, ir visa tai susijęs su tuo, kad vaikai su maistu, jie darželėje maitinasi didžiąją dienos dalį, jeigu vaikščių darželį, jie negauna būtiniausių elementų. O mūsų, reiškia, reglamentavimas, mūsų tos normos nustatytos, jos yra mažiausiai 15 metų senumo ministro įsakymų patvirtintos, bet jos yra dar senesnės, jos eina iš sovietinių laikų, kai nebuvo ką valgyti, reikėdavo kažko užkišti vaikui skrandį, kad jis nebadautų. Ir atsirado tos tokios kaloringumo kriterijai. O kad tai turi būti sveikas maistas, kad tai turi būti vaikui visi elementai gaunami su maistu, tai to nėra. O jeigu, kaip Justina sakė, dar vaikas ir namuose šeima neturi tos maisto kultūros, ir nėra to švietimo, tai ir mes matome, kad paskui auga karta, kurie yra nutukimas vaikų didelė problema, diabetas didelė problema, ir kai jie užauga, mes turime visiškai paruoštą širdies kraujagyslių ligonį, nuo kurio mirštamumas Lietuvoje yra nuo šitų ligų pats didžiausias. Tai kuo šiandien yra paremta vaikų mitybos paremti principai darželiuose? Vis tiek yra taisyklės, kurių privalo laikytis darželiai. Tai jų ir laikosi pagal pavyzdinį sudarytą Visuomenės sveikatos centro sveikatos apsaugos ministerijos pavyzdinį valgiaraštį.
arba pagal jį gali daryti, kur net kiekviena yra technologinė kortelė, kurioje yra visos receptūros, arba gali kiekvienas darželis sukurti savo meniu. Ir valstybinis tą gali, ir 20% tik tai Lietuvos valstybinių darželių naudojasi tuo pavyzdiniu jau sukurtais receptais, o daugiau jie kūrė patys. O kurti interpretacijų yra labai daug, nes reglamentuota yra labai senų įstatymų, labai senom mitybos normom ir principais. Mes atsilikę esam 25 metais realiai. Dėl to, kad prieš 25 metus mes tapom nepriklausomi, bet mūsų vaikai turi mitybos suvokimą ir netgi mes patys, daugelis mūsų ir amžiaus ir žmonių turi tą seną supratimą. Ir mes neinam koja su skandinavais, kad ir tais pačiais, kurie turi labai gerus mitybos. Bet Justina gali papasakoti, kas būna, jeigu štai kaip jos turėtas darželis buvo progresyvus ir laikėsi tų visų maždaug normų, kas būna, kai ateina, patikrina ir nubaudžia ir liepia laikytis, ne, jūs čia sveikai nemaitinkit, maitinkit taip pagal mūsų tas postovietinės normas. Turit kalorijas, baltymus atitikti, ar ne? Tiesiogiai mūsų nenubūdė iš tikrųjų mūsų vaikus ir mūsų tiekėjus, kuriems uždraudė tiekti maistą pagal mūsų sudarytą meniu. Mes, tėvai, tiekėjai maisto derinam kelis mėnesius meniu ir tai buvo didžiulis darbas atliktas. Tai va, ir jie uždraudė tą daryti ir liepia pakol kas, kol patvirtins mūsų tą sudarytą meniu visuomenės sveikatos centras, liepia maitinti vaikus pagal valstybinį meniu, pagal tą pavyzdinę knygą vadinamą sudarytą, kuri anaip tol nėra pavyzdinė ir iš tikrųjų yra tragiška. Tai yra receptai, tai yra surašyta kaip ką gaminti? Tiesiog receptai, tai yra didelis kiekis gyvulinės kilmės riebalų, miltų baltų, tai tiesiog yra tikrai tragiškas jisai. Žinot, receptai į varškės apkepą prikrauna makaronų ir pasako, kad čia yra ne varškė su makaronais, o čia yra makaronai pagal itališką receptą su varškė. Nors, koks vaikas gali tokį kiekį koncentruotą, reiškia, suvirškinti, nieko sveiko nėra. Taip, ar gali tėvai atsinešti kiekvieną rytą savo vaikui davinėlį ir sakyti, kad mano vaikas valgys šitą maistą? Yra uždrausta nešti apskritai bet kokį maistą darželį, tėvai, kad atneštų, kad vaikam nei torčiuko, nei keksiuko gimtadienio net proga, jokio negalima. Tai vat, ir tiesiog yra tokia situacija, kad turi valgyti vaikai tą, ką mums rodo pavyzdinis valgiaraštis. Jūs Seime, jūs turbūt galite kažką pakeisti. Taip, galime ir aš jau pradėjau keisti, yra įregistruotas mano švietimo įstatymo pataisa, kuri įpareigotų derinti meniu su tėvais, kad jie būtų informuoti, žinotų, galbūt ne visi tėvai norės domėtis, bet tikrai atsiras tokių aktyvių mamų kaip Justina ir visa grupė, kurios domėsis, žinos ir kitiem pasakys, tai kad tai būtų prievolė, kad nuo tėvų nebūtų slepiama, ką valgo. Kitas dalykas, reikia taisyti viešųjų pirkimų įstatymą ir aš irgi tą ketinu daryti, kad viešieji pirkimai, kai skelbiama būtų, ypač vaikų maitinimui, būtų ne pagal kainą ir pigumą, kuo dabar piknaudžiauja didieji maisto gamintojai, o pagal kriterijus, kad būtų sveikas maistas, kad būtų sezoninės daržovės, kad būtų, reiškia, šviežias maistas ir atitiktų tuos reikalavimus ne tik ir ne tiek kaloringumą, bet visų pirma mikroelementų, vitaminų ir visų kitų tų būtinų dalykų, kurių dabar nėra. Bet didžiosiom įmonėm, kurios praktiškai pasidalinusios rinką porą didžiųjų įmonių, jom tai neapsimoka ir jos tikrai, manau, kaišios pagalius į ratus, nes jos pasidalina rinką, pasiūlo pigiausią kainą, masiškai gamina va tokius riebaluose pačirškintus blinelius, prideda dar cukraus ir viso kito, padaro tą kaloringumą, kad nekiptų prie jų, reiškia, sveikatos centrai ir viskas. Na, šiandien turbūt tikrai daugiau vaikų vakarienį gaus salotų, o ne blinelių pačirškintų riebaluose. Aš labai tikiuosi, kad tėveliai pažiūrėjo pavaišinti salotom vaikus. Ačiū Jums. Pas mus Infodienos studijoje viešėjo darželinukų mama Justina Valionė ir Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys. Ačiū. Ačiū Jums. Mes tęsiame žinias. Prieš savaitę prisiekusi naujoji švietimo ir mokslo ministrė. Ačiū.